Ir lygiai tas pats būna, kad ir klientai puslapį lūžta, reikia prižiūrėti, sutikrinti, visokiausių kurioziškų dalykų. Dažniausiai turiu su savim kompiuterį arba planšetę, kad galėčiau pasiekti viską ir jeigu reikėtų sureaguoti, sutarpininkauti arba atsakyti į visus rūpimus klausimus. Dažniausiai būna daug techninio visokių sprendimų dalykų, organizacinių. Tai va, tai tokia yra ta dalia, kai tu užsiemi su e-komercijos projektų valdymu. Kitas yra labai smagus dalykas, išmoksti įdomių naujų dalykų. Tai dabar pradėjom darbuotis taipogi ir prie furis.lt svetainės. Tai furistams skirtas e-komercijos projektas. Įdomiai. Labai siaura niša, labai aiškus klientas, jį bus įdomu, kaip pasiekti. Pradžioje viskas yra planas daryti internetu, greitos logistikos pristatymas, visi šitie dalykai. Pradėjau darbuotis nuo vertimų, po to reikia SEO sutvarkyti, po to galiausiai ten dar ateina daugiau produktų, susižiūrėti. Atsidarius pasirodo, kad daugiau reikia integracijų padaryti, Google Analytics pasijungti, SEO įrankius pasijungti, Omnisendo pasidaryti, laiškų surinkimo siuntimui. Nemažai tokių dalykų.